Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Tai pirmiausiai noriu pasveikinti visus su bitininkavimo naujų sezonu. Turime šiandieną balandžio 9 dieną. Nieko nespėjau šiais metais filmuoti. Tai prisiverčiau save dabar nufilmuoti šiokį tokį reportažiuką. Ir manau jau vėl pradėsiu visus filmavimo darbus. Nes šiaip darbų labai daug. Visur kažkur tik vos spėjau viską pasidaryti. Šiais metais visko daug darau. Tai šiandieną bus reportažiukas. Ruošiu lauką naują. Sodinsiu čia porą laukų, tiesą pasakius, prie bityno. Vat štai yra šitas laukas. Sodinsiu čia ežeinį. Ir kitoje pusėje irgi yra laukas. Va šitas va čia irgi sodinsiu ežeinį. Ir gal dar truputėlį facelijos pasėsiu. Nes ežeinis jisai išdygsta žydė antrais metais, yra vienas iš nektaringiausių augalų. Tai pirmais metais, tarkim, čia išdygtų facelė kažkiek, o antrais metais ežeinis. Tai va šiais metais pabandysiu. Ir pas mus Dzūkijos žemės nėra tokios labai jau derlingos. Čia yra pagrindė smėlis. Ir facelė tai praeitais metais čia taip, augo, bet galėtų augti ir geriau. Todėl reikia pabandyti pagerinti dirvos kokybę. Tai suradau tokį dalyką, tokį ekologišką, natūralų dalyką, apie kurį truputėlį papasakosiu. Tai ką truputėlį apie šitą skystį. Atleiskite su darbiniais drabužiais, ką tik tai nupurškiau lauką, tiesą pasakius, ir iš karto pradėjau filmuoti. Tai purškiau su tokiu standartiniu purkštuvu, 16 litrų. Ir yra dar toksai specialus, kaip čia, angalis, kuris plačiai purškia. Tai labai greitai laukas buvo nupurkštas. Iš esmės 0,6 hektaro čia kažkur purškiau, ir bulvių lauką nupurškiau, ten ir daržą, ir šiltnamį, visur nupurškiau, nes kas nori ūkininkauti ar sodinti, auginti daržoves, dar ką nors natūraliai, ekologiškai, naujausiam technologijom, tai va, šitas mikroorganizmai, šitas skystis labai, manau, tiktų. Į šitus produktus nuorodą paliksiu po video, tai galėsite pereiti į tą puslapį, kur galima juos įsigyti. Tai va, purkštuvas tikrai, galiu pasakyti, labai pasiteisino. 0,6 hektaro kažkur ir šiltnamiai, daržai per 2 valandas viskas nupurškiau. Nes reikėjo kiekvieną kartą užtaisyti. Tai kokių 10 purkštuvų mažiausiai tikrai išpurškiau. Esmė tokia, kad čia yra mikroorganizmai, gyvosios bakterijos. Čia yra japonų technologija. Ir Greenlandas, vienu žodžiu taip, purški šitas bakterijas ir šitos bakterijos gamina humusą, gerina dirvos kokybę, šaknis stimuliuoja, augimą. Čia yra 2 skirtingi produktai. Reiškia, čia toksai, nežinau kaip čia, daržovėm visokiom, žemės dirvos gerinimui, o čia yra šaknų stimuliavimui ir kad augaliukai geriau augtų. Tai va, tai kaip sodinsiu ežeinį, tai jau bus tos bakterijos. Ir esmė tokia, kad prieš apdirbant lauką supurški, tai pavasarį arba rudenį, berods pagal instrukciją. Ir tai va dabar pavasaris, aš prieš lėkščiuojant šitą lauką, dabar va supurškiu ir tada šiandieną sulėkščiuos lauką ir tie visi mikroorganizmai susimaišys į žemę. Tai va, tai toksai dalykėlis ir bandau šiais metais pirmą kartą ir žiūrėsiu, kaip bus rezultatai. Tai va, tai kol kas tiek. Ačiū Jums už dėmesį ir iki.